Dar vieną dieną pamiškiai. Kelintas čia išėjimas, 4 jau gal koks. Tai atvariu dar su patamsiu. Tai nemažai žvėries pamiškiai buvo. Bet pagrindė patelės. Tai va. Bet. O va ten va. O ten tolumoj pamiškiai dar elnių patinai nesuėję yra. Ir pat pamiškės. Tai galvoju, kad nepabaidyti, kad neišvyti iš tų vietų, kurie laikosi. Tai palaukti, kol sulis miškan ir eisiu pažiūrėti, ar ko nepaliko. Va kaip gražiai saulė virš miško kyla. Žiauriai gražus saulėtekis šiandien. Tai paskutinė žiemos diena kalendorinė. Ir jau nusimato temperatūros pliusinės nemažai. Prasėjau šiek tiek pamiškę, kažkiek patinų mačiau palaukėse. Bet nestebuklai. Ir jau praėjau tas vietas, kur jie buvo išėję, tai nieko nepaliko. Ople. Kieno čia darbas? Stirniukas nesulaukė pavasario. Va, visas skrandžio turinys. Vienam gunzulė guli. Kažin, ar vilkūnės būtų labiau suėstas turbūt. Aš iš tų žmonių, kuriems žvėris patinka. Kaip čia sakyt, savotiškai juos myliu. Bet radęs, pavyzdžiui, ten negyvus, arba telnius tuos, arba stirniuką, nelabai man kokia ten širdies graužatis ar kažkas, ir gailestis labai čia ima. Aš tiesiog suprantu tuos gamtos procesus, kad vieni turi mirti tam, kad kiti gyventų. Taip yra. Drebalės šakas nupjautas ir visas nuėstas. Bet čia patelės. Tokie vaizdeliai tai man patinka, kai ragus tarkuoja. Tik kad rago dar nepalieka. Šprotukai į trasą. Kaip tai pasidariau visai konservinis pastaruoju metu. Kai alkanas, viskas gerai, ir konservai gerai eina. Kad pavaryta. Ant žemės kiek drožlių. Drebalykė gražiai apgriaužta. Bet tik tiek. Irgi šakos buvo sudėtos, iškapstyta viskas. Tai kaip balti toliai. Lygus sniegas. Tai visi laukia pavasario, bet aš asmeniškai tai žaviuos kiekviena šio žiemos diena. Belė kaip buvau pasiilgęs. Bus taip šiemet, kad kalendorinė žiema baigsis dar su sniegu. Tokių metų jau sunkiai beatsimenu. O šiaip čia toks įdomus variantas. Va čia jau miške. Aš dabar esu palaukiai. Va. Tai miške, beveik iki pat pakraščio, visur yra gyventa elnių. O į palaukę nėra nei pėdsako iškelta. Tai žodžiu, gyvena miške čia pat prie pakraščio, bet į šitą palaukę neina, matyta rymas po sniegu, eina visiškai į kitą. Kerta miško kampą, eina kitur ir grįžta mišku iki šito miško pakraščio. O taip gali apsigauti, eidamas palaukiai. Praeisi, jokio pėdsako nėra. Atrodys, nieks ir negyvena, o iš tikrųjų miške išgyventa žvėrių juodai. Išsirenginėt pradedu. Šilta. Bet saulė užkėpino. Sniegas atspindi saulę. O saulė tai tokia kaip migloj. Skaičiau prieš kelias dienas, kad iš Sacharos dulkių padavė į Europą daug. Tai čia gal su tom susiję, kad tokia migla kažkokia. Tai va, kame čia reikalas. Miškas iškirstas. Didelis gabalas. Ir telnė aplink šitą kirtavietę čia dienoja. Jau pati kirtavietė pernelyg neišmaknuota, nežinau, kodėl į tą pusę eina. Bet yra gyvūnų neišgyvenusių žiemą.
Čia po sniegu šerniukas. Žodžiu, visi maitėdasi miško sanitarai nelabai neatspėja viską tvarkyti. Šitam gale miško vilkų kažkaip nesimato. Pėdsakų bent jau. Va, kad patvarkė drebolėlę elniai. Bet ragų dar nėra. Šūdai tai išvien krūvom. Viena prie kitos. Opa. Va, kaip čia išvaryti visi medžiai. Visi apgraužti. Tai kaip čia vaizdelis. Pipiec. Nu jau niešti ragai, niešti, bet vada vis ant galvų. Ką aš matau? Atsidaręs būsiu, tikiuosi šviežas, nes ant sniego guli. Iš pelę kaip toli pamačiau su žiūronais. Yeah. Einam artyn. Eina savo. Einam žiūrėti. Guli. Tai guli, eina artyn. Praėjau ryte kelias. Nu, šakį 30 metrų. Keliuku praėjau. Nu, kur čia tas gražuolis? O, blinda, kokia forma įdomi. Oi, tu savo. Opa, oi, tu saukas per formą. Nu, pipiec, čia tai kolekcinis. 2 šakos. Pirmas metų ragas. Tik kur tas dėdė antrą dabar padėjo? Va toks va kolekcija, va toks. Šita vieta tai dar tokio neturėjau. Bračkai man patinka nestandartiniai visokie ragai. Eina savo. Jau kaip kvepia medžiu. Karūna irgi vienoj plokštumoj. Nu, įdomus. Dešinė pusė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 šakas. Galvoju, bus koks. Kad nenusišnekėt. 6, 7 ragas, sakyčiau. 7, 8 metai elniai turėtų būti. Nu, bet kad nestandartinis, tai tikrai. Visom prasmėm. Karūna plokštumoj vienoj. Šita dalis tai geriausia. Trofėjinis, kolekcinis. Kiek čia gali sverti? 2,5 gal trauks. Daugiau tai vargiai. Gaila, kad čia nulaužta. Čia dar būtų dar viena šaka. Išlaužęs. Ir čia garantuotai buvo ilga šaka, nestoras. Eina savo. Ir čia palaukė, ryte aš juos mačiau. Praėjau palaukę. Tada čia toks keliukas eina per mišką. Praėjau to keliuku, sakau, gal griovy bus. O jisai pametęs tarp palaukės ir tarp griovio tame tarpe. Greičiausiai kitas dar ant galvos, nes aš kaip ryte žiau juos palaukė, tai man rodys, kad jie visi su ragais buvo. Tai tam tarpe, kada mačiau elnę ir kada praėjau čia šalia keliuku, kažkurio momentu jisai pametė ragą. Reiktų kito, bet nerasiu greičiausiai. Kita raščia, tai būtų iš vis fantastika.
Čia kokia plokštuma. Kaip delnas. Dar plačiau čia net. Eina savo. Kaip čia dar tokiam gyventi leido. Šiaip jau praktiškai buvau suplanavęs eiti kitą miško dalį iš visą kitą. Tokį galą, kur ten dar mačiau elnių. Ir dar čia pakraščiu, sakau, praeisiu ir buim ragas. Dabar aš ją vėl turiu reikalų. Tai vis tik vasario mėnesį pakėliau šviežiai krytusį ragą. Na jau kažkaip nebetikėjau. Buvau beveik praradęs viltį, kad šiemet vasarį atsidarysiu. Kad paskutinę dieną vis tiek savo davė. Patį pirmą ragą metasi rasti visą laiką ir didžiausias džiaugsmas. Prie alko biškutį tai sustojau truputį užkasti. Prie tokios nudrožtos eglės ragais. O dar uosis skaniai apvalgytas. Irgi taškas užfiksuotas. Žinosim, kur ateina. Dar viena drebalė nuėsta. Nemažai medžių miške apgraužtų. Pamėsiu skaičių, nebežinosiu, kur eiti kitą kartą. Neblogai, ką? Nu ką, saulė jau vakarop. Firčinu link mašinos. Nusivariau nuo kojų, bandžiau ieškoti antros pusės. Tai niekaip. Biškai gal perlenkiau lazdą su vaikščiamu. Kai ateisiu prie mašinos, reiks pažiūrėti, kiek kilometrų nuėjau. Po tokios sniegynus ir ką veikti. Yra buvę taip, kad vienoj pamiškėj radau šviežų ragą. Aišku, ieškau antros pusės, viską daviausi, vaikščiau. Nėra. Po savaitės atvažiuoju, tą patį pamiškė už kokio puskilometro toliau. Guli ragas. tą dieną, kai radau tą pirmą pusę, ten irgi ėjau, bet nebuvo. Prieinu kažkur matytas. Parnešu namų, priglaudžiu prie to rago. Antrą pusę. Po savaitės. Ten buvo apie 2 kg ragas. Šitas biški virš 2, bet nežinau. Gal dar jis ant galvos. Arba tiesiog neužėjau. Parėjau prie mašinos, užsikūriau jau. Bet dar pažiūrėsiu, kiek šiandien per dieną nuėjau. Va tai va pavariau per sniegynus. 3-7 tūkstančių žingsnių. Beveik 2,8 kilai. Na tai ką, pirmas atsidarimas metų. Kad atsidariau, skaitau tada, kada randu šviežią miestinį ragą. Viskas. Varau namo ir iki kitų ragų paieškų dienų, kurių dar turėtų tikrai būti. Saulė kyla iš už miško. Stebėjau elnius palaukiai, kol sėjo į mišką nebaidžiau. Kovo 1 diena, vienas dar su gerais ragais niekaip nepameta. Su kitu elniu badėsi ant lauko vis tiek, sakau, gal kris, gal pamatysiu. Nekryta. O jau tokie galėtų krysti. Saulė labai šviečia, bet drebulė tai čia kaip reikalas lankoma ir griaužiama. O senai buvau radęs ragą prie nuvirtusio medžio apgriaužtą. Nu tai ką, ir čia maras greičiausiai įsisūkęs. 2 šerniukai iš karto guli po sniegu. Ir labai mažai šernų pėdsakų. Eglė guli ir visos šakos kaip stimburiai kokie nudrožtos. Kaip ir tikslas būtų šios dienos surasti antrą pusę rago, kurį praeitą kartą radau. Nes labai nestandartinis ragas. Akinė šaka, 2 šaka. Man labai patinka. Tokios vadinu kolekciniais. Bet ir aną dieną čia visur daviausi ir šiandien jau vaikštau. Bet nežino, kuris nunešė. Gal kas kur ir paimt spėjo. Miške čia daugiau tuose vietose, kai sakau, kitų žmonių nelabai matosi. Nuolat užeina apgraužtų drebulių. Žvėris jas labai intensyviai lanko, visada būna šviežiai būta, o dovanėlės nėra. Kažkada bandžiau, nu ne tai, kad paskaičiuoti, bet įsivaizduoti.
prie kažkelintos tai apgraužtos drebulės priėjus maždaug randi ragą. Nu tai turbūt kas keli šimtai apgraužtų drebulių guli ragas. Bent jau mano įsivaizdavimas toks. Nu bet va vis tiek. Pamatai iš toli, kad baltoje eini lankai, nėra. Čia apskritai tokių drebulių savartynas prigriuvė. Graužta, čia va lankytasi, iš vien geras vietas. Nu nieko nebus, reikia užvalgyti, gal geriau seksis. Bent jau seniau man tai būdavo, pavalgai ir tada geriau kažkaip. Konservą atsivalgiau, šį kartą šaltieną. Kuriam laikui atsivalgiau turbūt. Gerai česnako įvaryta, česnakinė šaltiena kažkokia. Greičiausiai net ne česnako, česnako granulių pripilta. Bet labai jaučiasi. Pavaro meletos. Eik tu savo. Kirmeliukas net mediją paslėpti neturi galimybių. Na jau kelintą kartą apie tą patį, bet šitais paukščiais tie žaviuosi. Taip išvaryta, ten va medžio šerdis net tuštumos visur. Eina savo. Tai viskas. Realiai eglės dienas suskaičiuotas, stipresnis vėjas ir jis prigult. Eik tu savo, kaip tie išdaužo. Jau vaikštau visą susinėrinę, šiandien pirma pavasario diena. Jau kaip ir jau reiktų beveik į pabaigą būt. Ir gal kur blinte visi elniai pasidėjo, nes ryte palaukį mačiau vieną patiną be ragų. Ir daviausi čia visur. Ir dabar iš toli kažką matau. Einam žiūrėti. Va ten va guli. Šakotas matosi gerai. Tai stovi per kokį 10 metrų. Gal biškai daugiau dar nepriėjau. Bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, bent 9 šakos aš iš čia jau matau. Oi, nesau. Va ten jis. Bračiau, kaip antrą rast. Mamma mia. Mamma mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bet čia dar ne viskas. Čia dar ne viskas. Eik tu sau. Ten atsisukam. Einam. Da-da-dam. Bet šitas nusilaužęs. Ir aš žinau šitą elnę. Žinau šitą elnę ir žinau jo istoriją. O, Nu ką, gaila, per rūją labai apsilaužė. Mačiau aš jį šiandien ryte be ragų. Nu bent vienas tai geras ragas. Tai ką reiks kelti tai. Bet tokioj vietoj pametęs, žodžiu, čia pat kelias, mašinos važinėja.
per kelią perėjęs ir ragai guli prie kelio. Tada. Nu, bet pirmai gal paimsiu tą kitą pusę, kuri ten toliau guli. Anas apsilaužęs yra labai vieną pusę. Būtent dėl to tas elnias ir išgyveno rujo sezoną, nes vieną ragą išsilaužė visą ir medžiotojai nešovė. Laukia kitų metų, kol bus gražesnis. Nors vizualiai jam dar biški masės trūksta, jis, nežinau, duočiau kokius 8 metus gal. Gal 3 kg bus, gal nebus. Gal ir bus 3. Nu, einam aną kitą pirmiau pažiūrėsim, tada ateisim vėl prie šito. Nu, čia ta kita pusė, kuris apsilaužęs labiau. O, papa, va. Hūda. Bet va. Stimburys, viskas nulaužta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Žodžiu, kairė pusė visa nulaužta. Nu, tai elniui išgelbėjo gyvybę. Gerulis. Gerulis. Karūnėlės, tai man patinka. Ta-ta-dadam. Elitinis patinas šito miško. Čia dar tokių kauliukų yra, nu, kaip sakyt, biški laužė matosi. Nes ir kraujas, ir nu, nelygiai tokių yra gunzuliukų. Dar to pirmo nepakėliau, bet pridėjau antrą atnešęs. Nu tai anas nebūtų nusilaužęs, tai čia būtų fantastika. Sau, čia krūmai ant galvos neberagai jau. Nu tepla. Kitą metą, kažin ar jis begyvens. Čia tai medalis garantuotas. Gal auksas, ne, gal ir taip, nežinau net. Trumpai, nežinau kiek pagulėjo. Parą gal biški daugiau, o gal ir čia nakt pamestas. O, papa. O, papa. Bet man reiks pažiūrėti, ar aš šito elnio neturiu, tik tai prieš kokius 2-3 metus radęs poros. Čia šitą miškė su aфиgeną porą irgi radęs. Reiks palyginti. Eina savo. Kaip ragiukas. Nu, bet jis apie 3 kilos, daugiau kažin. Čia irgi nulaužęs. Aršus gyvatė. Peruja visas apsilaužęs. Nu, gerulis. Dar galėtų pagyventi kokius metelius. Eina savo. Kas daragas. Va. Va kokie. Kietai galiu pasakyti tik tiek. Nežinau, trūksta žodžių realiai. Šiaip nebelabai yra man ką veikti miške. Priežastis paprasta, iš visos elnių bandos 2 patinai be ragų, o aš turiu 3 ragus šviežius. Vieną visą porą, kitą vieną. Tai to vieną ieškojau, nesuprantu kur nukišęs. Gal kažkas nuo lauko paėmė, o gal tiesiog nerandu. Viskas, jau prie auto. Parėjau, tik tai dar pagalvojau, kad kai valgiau, sakiau, kai pavalgysiu, galbūt geriau seksis. Man kažkaip dažnai tai būna. Pavalgai
Pavaikštai yra, pavalgai, pavaikštai yra. Nu ką, 6 diena buvo tokia, ragų ieškojimo. Tuo pačiu tai buvo pirma pavasario diena. Neeilinė dienelė, o galvojau, kad pavasaris nuvils. Žodžiu, šita diena baigta, dabar susitiksim kitoj dienoj. Iki.